Labą dieną. Stebimės, kas eina. Labas. O, atsiprašau. Stebim, kas mes į tą kabinetą. Svarbu, jie ateina prieš tarybos posėdžius. Stebit? Tai Stebime? Aha, gerai, visas aš ne vietoje atsisėdau. Labą dieną. Sveiki. Nu, kokioj vietoje atsisėdau, negeroj. Patikėjai, tikrai turiu ką veikti. Ten kavinė. Atsiprašau, nepasirašęs. Vyras. Sveiki. Sveiki, gyvi. Filmuojamės. Svarbu į kabinetą. Tai 12, sakė, šiandien. Kad jau po 12. Po 12, atrodo, bet mingiutas. Ai, vienas ten. Ai, dar ne. Atsiprašau, be 3 minučių. Be 3 minučių. Šiaip tai oro gerą praneša. Gerai, aš supratau viską, pasižiūrėsime, bet būstinė yra, man atrodo, mažo kažkokia palapinėlė. Bet šiaip, supranti, kas yra? Supranti, didelė palapinė. Šiaip yra didelė palapinė. Didelė palapinė. Ne, tai yra pačiu palapinė. Nes palapinė, ten, žinok, didelė. Palapinė pas mum. Nu, aš manau, kad tau tikrai viskas ten galėtų būti. Atsiprašau, labą dieną. Jūs kartais ne Mindaugas Pauliukas? Ne. Panašus turbūt? Ne, aš taip tik pasiteiravau. Ai, čia naujas Kandidatas. Ne. Kol kas dar ne kandidatas, bet pretenduoja būti. Gal kada nors į Seimą tai abejoju. Šiaip iš tikrųjų tai problemos yra dėl kandidatavimo savivaldybės darbuotojams. Reikia mokėti užstatą. Užstatas negrąžinamas. Yra tam tikros sąlygos. Jo. Tai čia aš... Tik kad jis nėra savivaldybės darbuotojas. Pauliukas? Nu. Aš apie save kalbu. Ai. Darbuotojas. Taip. Aš tik sumaišiau su Pauliuku. Į savivaldybės tarybą negalėjau kandidatuoti dėl to, kad... Jūs galėjai. Kaip? Jūs galėjot kandidatuoti. Ne. Tik būtų reikėjo apsispręsti, ar jūs... Turiu sumokėti užstatą, jeigu kandidatuoju. Ir jisai negrąžinamas, todėl kad iš mūsų kandidatuoja Semelis. O jis tikrai neis. O jis tikrai bus išrinktas. Tai vadinasi, išsiaiškinau, kad negauna visi atgal nieko. Aišku. Labą dieną. Nesvarbu, kaip apsisprendė, bet negauna visi. Labą dieną. Gerai. Gerai, viso. Labą dieną. Į darbus. Aš jau galvojau, kad tuo pačiu. Tik paskambino ir sugrįžau.
viršaus. Nu, biški reikia sprendimo, vis rašiau klientas sutartis taip. Nu, biški reikia. Akis šulė. Ir tai tada toks rūpstis didelis. Smarkiai subrangusiais. Kaip sakyti, tai pilnų 180, 200, tom kavadė pjausiai. Iki gyvi. Vėluojat į posėdį, kaip suprantu.